Labas visiems. Sveiki atvykę į video, kaip uždirbti pinigų lenktynėms būnant 11 klasėje. Vakar pasileidau apklausą Instagrame, ar kažkam būtų įdomus tokio pobūdžio video. Ir gavau visai nemažai atsakymų, kad taip. Tai papasakosiu jums, kaip sekas liek lenktynėse, kaip tai atrodo, kai viską uždirbi pats ir dar daugiau negu pusę laiko mokais. Tai kas manęs nepažįsta, sveiki, aš esu Alnas, man yra 18 metų, aš esu 11 klasėje ir jau 3 metus važiuoju žiedinėse lenktynėse, konkrečiau Time Attack'e, jeigu dar konkrečiau stop grupiai. Kaip atrodo mano diena, aš dirbu 3 darbus šiuo momentu ir mokaus, ir ganėtinai gerai mokaus, vidurkis bus virš 9 11 klasėje. Tai nuo 8 iki pusės 3 aš einu į mokyklą. Šiandien pirmadienis po mokyklos tiesiai bėgu į darbą. Padirbau 2 valandas, uždirbau autoservise, dabar grįšiu, pavalgysiu 20 minučių ir iki pusės 8 vakare vesiu 3 pamokas, kadangi dirbu taip pat korepetitorium. Tai mano darbo diena yra apie 12 valandų, atsikėlu 7 ryte, baigiu darbus pusę 9 ir atsigulu lovą pusę 10 vakare. Tai va taip, o dar trečias darbas, tai yra nuo šiandien, nuo vakar pradėtas dirbti mano darbas, yra product manageris ir developeris, tai čia jau šiek tiek aukštesnės pareigos. Tai tiek, manau, gal pasišėrinsiu su jumis skaičiukais, tai yra kiek aš išleidžiu per metus, kiek aš uždirbu, ar kiek aš mašiną išleidžiu ir panašiai. Ir tada aš su jumis pasidalinsiu, kaip tai veikia, kaip aš taupau pinigus, kur aš važiuoju, kas iš jūsų yra autosportas. Tai tiek ir susimatysim arba iš mašinos, arba taip pat einant man kažkur, arba prie kompiuterio. Iki visiems. Oi, labas, super. Prieš žiūrint video noriu paprašyti tavęs vieno dalyko, jeigu ne pirmą kartą žini, tikriausiai mano pažįstamas, arba jeigu šiaip nepažįstamas ir ne pirmą kartą žini, uždėk patiktuką ir paspausk prenumeruoti, nes tada mane išmes tiesiog dažniau YouTube'o, man didesnė motyvacija ir aš galėsiu daugiau kelti ir daugiau peržiūrų gauti. O jeigu kažkas nepatiko ar kažko trūksta, palik komentarą, aš noriu tik tobulėti. Tai super, juokingo, gero, informatyvaus video ir tau. Čia nežiūrėkit. Labas rytas. Kaip ir sakiau, šitą video filmuoju per daug dienų, nes manau, tai nėra skubus reikalas. Šiandien yra šeštadienis ir pagaliau prisėdau prie skaičiukų, kad papasakot, kiek išleidžiu. Važiuoju lenktynėse 3 sezoną. Praeitais metais pasiėmiau 3 vietą metinį įskaitą. Galiu net pasidalinti mano medalį. Kalbant apie Ring Challenge etapą, tai man pirmas startinis mokestis, tai yra būtinas, tai jis kainuoja 170 eurų. Tai 170 eurų, tada plus kuras yra apie 100 eurų, 270 eurų. Tada padangos, aš šiais metais pirkau naujas padangas visiems 3 etapam. Tai man padangos kainuoja 620 eurų, padalinam iš 3 etapų, tai yra apie 206 eurų. Tai ten buvo 207, plus 206, tai grubiai, plus maistas kažkas, kai važiuoja, tai apie 1500 vienam etapui. Kad suvažiuoti vieną etapą, tai čia yra 3 važiavimai po pusės valandos, 3 etapai vyksta sezone. Tai jo, 1500 vienam etapui, čia yra, jeigu viskas gerai, jeigu mašina nenukenčia, tiesiog atvažiuoju, suvažiuoju, išvažiuoju, viskas tobula. Tai yra minimum 1500. Praeitais metais man paskutinis etapas užkaito plyšo, žodžiu, skilo bakelis aušinimo, tai tas etapas man kainavo apie 700-800 eurų vieną dieną. Ir va. Bet čia neįskaičiuojant yra jokių mašinos patobulinimų. Šie ir praeiti metai man buvo labai finansiškai išlaidus, kadangi aš stipriai tobulinau mašiną, toks pat planas ir kitiem metam. Skaičiukais, kiek aš išleidau praeitais metais, kiek aš uždirbau praeitais metais, dirbdamas apie 05 etatų ir kiek aš išleidau šiais metais jau. Tai tuo susitiksim, bet aš jau būsiu virtualiai su jumis. Ok, liktais filmuojas. Tai aš gal esu senamadiškas, bet aš darausi Excelį. Man yra patogiausias būdas, tiesiog Google Drive įsirašęs Excelį, kurį pastoviai pildau ir išleidžiu. Tai pradėsim, sakykime, nuo pinigų. Tai kai pradėjau važiuoti 2022 metais, aš pradėjau dirbti ir uždirbau 5000 per metus. Na, vidutiniškai mano alga buvo 420 eurų per mėnesį. Aš uždirbau per metus 6700 eurų arba 560 eurų per mėnesį. Tai yra, matot, labai daug skirtingų. Tai yra darbo sutartis, tai yra individuali veikla darbo sutartis, tai yra korepetitorius, čia iš viso pardavimai, pokeris, investicijos, tėvas ir panašiai. Ir 2023 metais aš išleidau, čia mano finansus, tai yra siekimas visiškai, kiek kiekvieną mėnesį turiu mašinai. Ir aš išleidau per tuos metus 6737 eurus. Tai realiai uždirbau 6718, išleidau 6737. Tai reiškia, kad gavosi, kad aš nuėjau į minusą. Bet aišku, šiandien priskaičiuoju jokių ten kalėdinių dovanų, gimtadienių dovanų ir panašiai. Tai realiai viską, ką aš uždirbau, išleidau. Turėjau investicinių pirkinių nemažai.
kadangi savo visas pajamas skirstus į 3 dalis, tai kaip matote, tai yra mašina investicijoms ir savo. Tai išleidau 2000 su viršum investicijom, bet pagrindinės mano išlaidos buvo 3500, tai yra automobiliai. Tai mato, kai kurie pirkiniai yra didesni, čia pavyzdžiui vasaris pasiruošimas, tada pirmas etapas, tai buvo padangų pirkimas, kuras, taisymas dar kažkokių dalykų, tada vėl pasiruošimas, ramu, vėl dar vienas etapas, galima žiūrėti pagal išlaidas, kad yra 100 eurų išlaidų, dar kitas etapas 400 eurų išlaidų ir tada jau čia kažkoks minimalus pasiruošimas vyko. Realiai mašinai visą laiką yra deficitas, tai yra visą laiką skolinos iš kažkokio kito savo biudžeto, dažniausiai iš investicijų biudžeto, kadangi jame turiu likutį. Lygiai tas pats vyksta ir šiais metais, nuo vasario išskyrus kovą su deficite, bet po truputį šitai sau, taip pat 7 eurų mažiau, dar mažiau ir tiesiog gyvenu ant to likučio, metų gale išsiperku aš tą savo trūkumą. Gerai, galim pasižiūrėti į šiuos metus, tai yra 2024, tai yra einamosius metus. Per šiuos metus, per 5 mėnesius praėjusius, aš dirbau pusę sumos praeitų metų yra. Šių metų mano tikslas yra užsidirbti 10 000 eurų. Tai šiuo metu užsidirbu 3257 eurus arba kitaip 502 eurus per mėnesį. O mašiną bendrai išleidau 5600. Tai realiai išleidau 2000 daugiau negu turiu, 2 su truputį. Tai yra kosminė suma automobilį, 4000, kadangi turėjau vasarį, puslankius ir visokius dalykus, dėjau išleidau 1300, balandį 1200 irgi visokius patobulinimus. Tada kovo po 1500, sausį per 300, gegužė pirmas etapas irgi 400 eurų. Tai visas šitas susideda į 4000 eurų. Čia investicijoms mažai, savo dar labiau mažiau išleidau. Bet realiai nuo sezono pradžios, tai yra dabar birželis, tai per 5-6 mėnesius išleidau aš apie 4000 vien automobilį. Noriu pabrėžti, kad ką aš dariau patobulinimus, tai yra ilgalaikiai darbai. Tai yra pavyzdžiui puslankių montavimas, sportinės sėdynės pirkimas, sportinio vairo pirkimas, short shiftui instaliavimas ir panašus dalykai. Tai šitie dalykai, jie man, tai mašinai tarnaus tikriausiai ir kitam žmogui, kai aš jį parduosiu. Tai va, tai grubiai 4000, dar planuojasi rugpjūtį vienas etapas, tai yra 1500, taip pat rugsėjai 1500 etapas, tai minimum bus 5000 per metus išlaidų. Na ir aišku, dar patobulinai, planuoju pirkti geresnius stabdžius, planuoju pirkti geresnius coiloverus, amortizatorius, taip pat planuoju kolektorius pirkti ir šiek tiek priburti kilovatų, tai manau galėsiu gal kažkokį irgi metų gale daryti tokį video, bet manau, kad apsėjus bendrai išlaidas, man 2024 metais kažkas apie 7000 eurų. Jo, kaip matot, 4000 bendrai. Jo. Tai iš tikrųjų, būnant 11 klasiai, tai mano manimu nemaži pinigai. Aš realiai išleidžiu apie daugiau negu 1000 per mėnesį. Realiai apie 1120 eurų per mėnesį, tai yra mano pastovės išlaidos ir didžioji dalis jų yra automobiliai. Jeigu kažkas planuoja atvažiuoti, žinokit, turėkit pastovės pajamas arba turėkit kažkokius šeimos, artimus giminės, kurie planuoja jūs palaikyti finansiškai, arba tiesiog būkit žiauriai geras vairuotojas ir gaukit lengvai rėmėjų, nes aš neturiu rėmėjų, tai yra realiai viską važiuoju iš savo piniginės, tai visus tos 4000 aš dirbau ir išleidom. Ir kaip minėjau, manau, dar tų išlaidų bus beveik nedvigubai, kiek dabar yra. Bet aš visiškai nesigailiu išleidęs man tų pinigų, neskauda, nes aš galėčiau juos kišti kažkur, auginti juos, bet man tas autosportas ir tas automobilio mylėjimas suteikia belenkiek daug laimės. Tai tikiuosi, kad gal kažkam, kas domisi autosportu, kas planuoja važiuoti autosportą, ar yra jaunas ir kažkada nori, šiaip automobiliai patinka, tai yra žiauriai brangus dalykas, ypač važiuojant su senais automobiliais, kaip mano Oksana, tai yra 26 metai. Tai ką galiu pasakyti, tai kad tai yra brangus sportas, bet labai apsimoka. Nesigailiu nei vienu dalyku, labai dažnai tą keikiu mašiną, bet aš ją labai myliu ir myliu autosportą ir kokius jis man emocijas suteikia. Na ir ką? Tikiuosi, šitas video buvo jums įdomus, aktualus ir susitiksim, manau, kitam etape. Psych! Oi, labas, dar kartą. Galvojau, padarysiu papildymą. Vakar nesupratau, kad ne visus dalykus pasakiau. Tai dar, kaip man dažniausiai sekmadienį atrodo, ir atvažiuoju pas savo brolį, kuris nusipirko simuliatorių ir jo beveik nenaudoja. Išryškinam su treneriu klaidas, aš atvažiuoju prie simuliatoriaus ir tengiuosi kiekvieną sekmadienį po 1-2 valandas tiesiog važiuoti, taisyti klaidas, ateinu pagerėjęs ir mes einam prie kitų klaidų. Taip vyksta mano treniruotės. Tai dalykai yra, su kuriuo man brolis pradės, yra jis apmoka mano treniruotės, jis turi simuliatorių, ant kurio aš galiu treniruotis ir jisai man duoda dalykus, kurie jam nereikalingi. Ten pirštinės, kombinezonai ir panašūs dalykai. Tai nėra kažkokia labai stipri finansinė parama, bet manau, kad tos treniruotės man teikia 3 kartus daugiau naudos negu teiktų kažkokie kilovatai. Tai šitas dalykas ir galvojau, gal pasakysiu apibendrintai.
važiuot būnant paaugliu arba jaunu žmogum, nuskaičiu iki 20 metų, kol dar neturint labai stiprios karjeros, tai reikia būti pasiryžus daryti pagrindinę 3 dalykus. Tai visų pirma, daug dirbti, kad daug uždirbti. Antra yra mokėti su mašinom tvarkytis, kadangi pusė dalykų tikriausiai keisis pats. Aš savo mortikus keičiaus, o dabar eisiu lango pakelėje keistis ir panašiai. Trečias dalykas, čia trečias, ketvirtas, reikės priprasti, kad visi bus galingesni už tave ir labai atsirinkti, kokias dalis nori pirkti. Nes ten yra visokie nice to have dalykai, kurie gal tu pagreitins, bet kiek jie tų sekundžių pridės trasui. Tai tikrai trasui yra žmonių, kurie turi daugiau pinigų, susidėję geresnius modus, bet tu gal geriau pasitreniruok ir tu gal juos aplenksi posūkius, o ne tiesiog. Tai tokie dalykai. Tai 3 main dalykai yra darbas, pats tvarkyti mašiną, pasirinkti atsakingai dalis, kurias nori pirkti. Tai manau, kad viskas. Čia aš iš ateities ir viskas, tikiuosi viskas. Ką tik išėjau iš treniruotės. Vienintelis dalykas, ką man finansuoti, yra mano brolis treniruotės, kuris yra šiaip labai brangius ir ačiū. Pas Dream to Drive komandą taurą. Čia pagrindinė mano treniruočių problema yra stabdymas. Čia yra pagrindinė mano, sakyčiau, tokia neištaisimo klaida. Aš stabdausi per vėlai, per agresyviai, ir tada ten seka virtinė visokių įvairių veiksmų, kurie man pablogina mano greitį. Dabar yra ketvirtadienis ir šiandien pasilieku po darbo, kad pasikeisiu savo priekinius stabdžius. Tai bandysiu iš savo stokinių su sportiniam kaladėlėm pasikeisti į 3 litrų, tai yra didesnius, su paprastom kaladėm. Čia yra šitie. Tai dar vienas dalykas, kaip aš sutaupau pinigų. Tas buvo, tai pakelėjas nusprendė padaryti siurprizą. Nusileido langas iki tiek ir dabar nebeužsidaro dar pakelėją ieškot. Bet vienas iš būdų, kaip aš sutaupau pinigų ir kaip sutaupau nemažą dalį pinigų. Pusę darbų darau pats. Man labai padeda tas, kad dirbu servise, bet po mėnesio nebedirbsiu, kadangi aš turiu visus įrankius, kurių man reikia, turiu keltuvą. Aišku, tik neturiu tiek daug įgūdžių. Bet šiaip pats kieme tvarkau tą mašiną. Kuo daugiau darbų, ko galiu padaryti pats, tuo jas padarau, kad man nereiktų leisti pinigų autoservise. Dabar visus stabdžius. Ir stabdžius perku iš panaudotas detalės. Gal nėra geriausias būdas? What you have to do. Aš neįpirksiu, man naujas toks stabdžių komplektas 300 eurų. Jau šitą visą sumokėjau 5 eurų už 2 stabdžius. Tai čia kosminiai geras dealas. Filmuosiu, kaip man sekės keisti. Tai va. Kelėjas sulūžo, išardžiau, atjungiau, langą užkėliau, dabar lauksiu naujos dalies. Tai va, laukiu, kol Povilas pabaigs pagaliau mašiną tvarkyti, nes labai ilgai tvarko. Ir tada varysiu savo. Bet galvoju, gal net nelaukti, tiesiog keltis ant domkrato priekį ir ardyti. Tai va, filmuosiu, kaip ardysiu. Kur mano žibintuvėlis? Čia mano žibintuvėlis. Mano dabartiniai stabdžiai. Šitos diskus uždėjau. Povilas neatsimena, kada uždėjau, kada aš juos uždėjau. Prieš 2 mėnesius gal uždėjau ir jie susibanga. Prieš 2. Tai ne tada, kai vačiau, vienas. Ne. Tada nesenu. Ir va yra kaladėlių likutis. Čia yra mano nauji, viskai atrodo dar baisiau. Povilui jie labai nepatinka, bet aš tikiu, kad jie bus geri. Jis yra didesni. Ir kaladėlių yra labai daug. Tai dabar pats keisiu priekinius. Priekį va, čia dar kitas. Kaladėlių likutis yra pilnas. Tai priekį uždėsiu didesnius diskus nuo 3 litrų. O gale šiaip padarysiu profilaktiką, nes čia ganėtinai nebaisiai. Tai va. Lėkiu tvarkyti po darbų savo BMW. Po paskutinio video praėjo 4 gal 5 valandas, tai pagaliau baigiau dėl to 3 litrų stabdžius priekinius. Su Arno žiauriai užtruko, bet va, sutaupiau pinigų, bet visas vakaras nubūkė. Tai čia dar vienas būdas, kaip taupau pinigus. Ir ką, einti pagaliau valgyti, atsigerti šalto kažko ir susitiksim kitą dieną. Buškiai. Sveiki visi, čia šiek tiek kalnas iš ateities, nes labai neturėjau laiko montuoti video. Tai va perduosi karką, tu matai, tai tu... Ne, ką, tu šiaip žiauriai fainas. Jis yra jaunesnis žmonės, jis yra labai plaukuotas ir jis turi daugiau followerų negu aš. Bet va, Karka labai fainas, tai Karkas sumontuos video, sakė per savaitę sumontuos, o aš dar ką noriu pasakyti, tai pamačiau, kad Liepos 6-7 dienomis vyksta pats organizuojamas lenktynės, kur vyksta Time Attackas ir visi kiti, kas ten žino, pats yra Baltic Touring Car Championship. Tai yra žemės lenktynės, bet Baltijos šalyse, ir Skandinavijos šalyje yra šiek tiek. Ir aš visiškai neturiu pinigų, aš jums nemeluosiu, aš va dabar jums parodysiu, kaip atrodo mano Excelis. Tikiuosi matysis per telefoną. Tai va, mano Excelis yra taip. Tai aš mašinai turėjau 109 eurų, bet dar 805 eurų turėjau. Aš sumokėjau startinį mokestį, kas yra 107 eurų. Ir dar nusipirkau kaladėlės už 300 eurų, nes mano kaladėlėm yra kapai. Tai šiuo metu aš savo mašinai turiu tiek pinigų, tiek turiu bendrai pinigų savo išgyvenimui. Tai aš grubiai būsiu įsiskolinęs savo pačiam iš kažkokio kito savo indėlio 800 eurų. Galiu važiuoti vieną etapą. Bet geros žinios yra tos, kad aš šiek tiek pakeičiu savo darbo pobūdį, tai šį mėnesį turėčiau gauti pajamų, šį mėnesį, sakykime, iki Liepos 15 dienos aš turėčiau gauti pajamų apie 1500 eurų kažkas tokio.
Tai super, čia bus super, vadinasi, aš išsipirksiu savo viską šiuo metu įsiskolinu, bet suvažiuosiu etapą, kodėl aš noriu įvažiuoti, kodėl aš nusprendžiau įvažiuoti, tai dėl to, nes jo daug kas nevažiuoja ir metiniai įskaitoj, jeigu aš važiuoju daugiau etapų, aš gaunu daugiau taškų, vadinasi, aš metiniai įskaitoj kylu į aukštesnę vietą. Plius net tas renginys tikrai paduosiu jums vaizdų. Tai va, tai čia toks žodis iš ateities, karkai sugalvos kur šitą įdėti ir viskas, hebra, kitas video bus iš bas lenktynių. Tai, visiems ate. Balandis. Labai daug balandžių. Labai karšta čia. Wow, kaip listuoja. Oi, kaip nešvaru.